Sveiki, norime pristatyti automatinio vairavimo sistemą CHC NX612. Šios sistemos ekranas yra 12 colių. Noriu parodyti pagrindinius nustatymus. Tai va, tarkim, pagrindinėse nustatymuose, norint susikurti lauką, spaudžiate žemės ūkio valdymas, paspaudžiate laukas, paspaudžiate sukurti, pasivadinate lauką kaip norite ir patvirtinate. Ir taip susikūrėte naują lauką. Jeigu norite pasikeisti kalbą, spaudžiate čia, spaudžiate sistemos sąranką. Čia yra begalė ir kitų nustatymų, bet tarkim, va, jeigu norite pasikeisti kalbą, pasikeičiat kalbą, patvirtinat, arba pamatot, kokie yra esamo laiku. Šioje vietoje galite pasirinkti diena ar naktis režimą, priklausomai nuo to, kokiu paros metu dirbate, 2D, 3D, taip pat čia galima įsijungti kamerą. Įjungimas, išjungimas ir galite stebėti galinį vaizdą. Čia yra vairo agresyvumo nustatymai, galima pasireguliuoti, kokiu agresyvumu dirba vairas, taip pat ir apkrovas, kaip pavyzdys, jeigu čia dirbtumėte su lėštiniu skutiku, čia su noraginiu skutiku, čia su giluminiu skutiku arba plūgu. Šioje vietoje galite pasikoreguoti ribas, linijas, atlikti darbų valdymą, taip pat galite pasižiūrėti, kur buvote pasižymėjęs kažkokias kliūtis, orientyrus. Čia yra pagrindinės 3 funkcijos, kurios yra naudojamos Europoje. Tai yra AB linija, kaip lauko pradžioje paspaudžiate tašką A, pavažiavę lauko gale spaudžiate tašką B. Čia yra A+ linija, tiesiog paspaudus tašką A subraižoma linija pagal kryptį, dažniausiai naudojama lauko suskutimui ir kreivės funkcija. Tai tokia funkcija, kad jeigu yra, pavyzdžiui, nelygus kokiai pamiškiai laukas, tai kai pradėsite pirmą liniją, tai simetriškai jums pagal tą liniją ir subraižys kitas. Šitos pagrindinės funkcijos yra naudojamas Amerikoje, tai nėra tiek aktualios. Šioje vietoje galima pasikoreguoti padargą arba susikurti naują. Taip pat galima pasijungti zobus padargą. Paspaudžiate jungti ir tada atsiranda čia ekranas ir galite valdyti savo izobusinį padargą. Jeigu norite susikurti padargą naują, spaudžiate įgyvendinti meniu, pridėti, susivedate padargo pavadinimą, pasirenkate, koks yra darbo tipas, tai tarkim būtų purškimas, pasirenkate galinę purškimo strėlę. Čia galite pasirinkti, ar padargas yra pakabinamas iš galo, pakabinamas iš priekio, ar tai yra prikabinamas padargas. Spaudžiate kitas. Susivedate padargo plotį, spaudžiate kitas, tada pasirenkate U apsisukimo funkciją. Yra keletas variantų, tai yra AB linijos apsisukimas, kaip sukasi nuo AB linijos, A+ posūkius, kur baigėsi ties A tašku, kreivės posūkius, kaip naudojate kreivės funkciją, ribinis apsisukimas yra, kaip pradeda suktis nuo galulūkio. Antraštės posūkis yra toks, kad jūs sukatės tada, kad neišlystų iš jūsų lauko ribų. Ir spaudžiate patvirtinti. Taip išsisaugote savo padargą. Šioje vietoje rodo palydovų skaičių, taip pat RTK būseną. Čia rodo, kiek centimetrų nuo pagrindinės linijos esate nutolę. Čia rodo, kelintoj liniją važiuojate. Čia rodo greitį, kuriuo dirbate. Čia yra laukų valdymo funkcija. Galite įsirašyti naujas užduotis ir atlikti, pasižiūrėti visą statistiką. Čia yra greitoji linijų jungimo funkcija, kurioje jūs galite greitai pasidaryti naujas AB linijas, kreivės funkciją arba apvažiuoti naujas lauko ribas. Šioje vietoje yra greitoji vairo agresyvumo funkcija. Galite priklausomai nuo darbo sudėtingumo ir lauko sąlygų ir oro sąlygų pasikeisti vairo agresyvumą. Jeigu, tarkim, pradeda lyti, molis ar pradeda tempt traktorių, tai va čia pasididinat agresyvumą ir tada išlaikomas yra RTK tikslumas. Čia yra greitoji linijų perkelimo funkcija, tai jeigu esate prisikūręs daugiau linijų, spaudžiate šitą funkciją ir jums įmetinėjant į ekraną, kaip pasakyti, kitas linijas. Šita funkcija yra žymėti, nežymėti, tai jeigu, tarkim, šią paspaudžia, tai tada žymi jūsų nurodyta spalva, kur apdirbtas lauko plotas, jeigu spaudžiate, kad nežymėti, tada nežymi. Šioje vietoje galite persikelti linijas į kairę arba į dešinę, priklausomai į kurią pusę norite užleisti linijas.
Taip pat paspaudus tramvajaus liniją, va čia parodote, kiek norite padaryti tarpų ir taip jūs galite pasižymėti savo technologinės vėžės. Ir jos žymimas yra kita spalva. Tas yra labai patogu. Šioje vietoje yra greitoji U apsisukimo funkcija. Galite pasikoreguoti ją realiu laiku, pasikeisti jūsų norimą, arba jeigu pasikeitė darbo pobūdis, tiesiog pasikeisti tą funkciją. Čia yra greitoji rankinio ir automatinio vairavimo funkcijos. Šioje vietoje galite pasirinkti spalvą, su kuria norite, kad žymėti jūsų nudirbtą lauko plotą. Šioje vietoje galite pasižymėti kliūtis. Yra 3 skirtingi logotipai. Čia galite pasižymėti, tarkim, kažkokią tai griovį, o čia galite pasižymėti šituo kažkokią tai didesnį kaip ir prūdą ar kažkokią kliūtį, kuri matysis jūsų laukuose. Tai va tiek trumpai apie pagrindinius nustatymus. Sistema naudotis yra labai paprasta. Mes rašome ir tokią programą, kad jeigu jums kyla klausimų, tai mūsų inžinieriai pasiruošę padėti yra nuo pirmadienio iki sekmadienio ir po darbo valandų. Tai va jeigu kyla kažkokių klausimų, paskambinat, padiktuojat jam 9 skaitmenukų kodą, jisai per nuotolį prisijungia, jūs patvirtinat, kad leidžiat, kad prisijungtų ir atsakom visus klausimus. Tai va tikrai klientai tuo yra labai patenkinti.